Sveiki visi žiūrovai, štai tęsim, ką pradėjom. Praeitame video aš klausiau, kieno šita galėtų būti šakutė. Tai Vytas J. jau nerimauja, sako, jau labai laukiu jau šito video, kasgi ten bus. O ten bus nei daug, nei mažai. Parodysiu. Štai, įvažiuojam į kadrą. Štai, toks, firma kalba pati už save. Pasirodo, ne viskas, kas žaliai blizga, yra blogai. Išpakuojam ir pasižiūrim. Kai kas pasakytų, tu durnas, taigi pasidarei savo šmirgelį, džiaugiais. Taigi gerai, tai šitas šmirgelius bus dabar medžiui. O metalui, tai peiliam visokiam kirviam ir žoliapjovės peiliui. Žoliapjovės peiliui reikalingas daiktas. Aha. Taigi pradedam unboxingą. Ir kasgi čia slepias dėžėje? Kasgi slepias dėžėje? Taip, laidą jau jūs matėt. Specialiai išpakavau, kad laidą ištraukčiau. Taip, vartotojo instrukcija. Aišku, pirmiausia, ją persiskaitom. Taip, šitos maišelius taip pat jau rodžiau. Čia yra apsauga nuo kibirkščių. Taip pat yra šlifavimui skirtas padėkliukas. Čia panašiai gaunasi kaip tekinimo staklės. Kažkas tokio. Pasidėt galandamam įrankiui. Atsimenat šitą, kur spjaudžiau ir gaudžiau, ar ne? Bet jis į pabaigą visą įsidirbo, pradėjo lituot, tai ką žinau. Tai tokią kainą susigundžiau. Sakau, gal kartais vienam ten kokiam pašmirgeliavimui, gal ir laikys. Jeigu nebūtų buvus ten 29 eurų kaina, tai aš tikrai nebūčiau ten net į tą pusę žiūrėjęs, bet dabar skaityk už dyką. Tai kodėl negali stovėti pas mane toks daiktas? Ir kas, kad iš plasmasės. Ir gali būti ir plasmasinis, kas ten suges, įvorės nebent gali būti. Įvorės išdils varikliui. Pasikeisim, ką ten daugiau, variklis sudegs. Kai toks ūdmeistris namuose yra, tai sakau, pasitaisysiu, jeigu kas. Ką čia kalbam, pakuojam. Ir kur čia dabar pamačiau, 3 metai garantija. Oik tu peklan, Parksaidui 3 metai garantija. Už tokių kainų taip nebuvo. Greičiau tada traukti reikia lauk. Pasivers man šoną, šitai bus paprasčiau, ne? Kūgi su tau darysi dabar? Nors ir šoną, bet kaip nors jau. Kažina, šmirgelis lietuviškas žodis ar ne? Man net liežuvis neapsiverčia sakyt galastuvas. Elektrinis galastuvas, elektrinis šlifuoklis. Vis tiek angliškai dar gražiau skamba grinderis. Grinderis, tai jau viską suprantu. Grinderis, šmirgelis, bet galastuvas, atsiprašau. Atsimenat, kaip škyvas, štatyvas. Tai čia šmirgelis. Dėmesio, silpnų nervų nežiūrėti. Avo! Pasidarom apžvalgėlę tokią, šiokią tokią. Jungiklis, aha. Žiūrėkit, ištraukta. Nekiškit jokių būdų nepatikrinę. Jungiklis apsaugotas nuo šiukšlių. Tokia minkštam plastikė tokiam. Palaukit, nesupratau. Ei, jūs juokaujat. Aliuminis. Tikras aliuminis, ne plastikas? Parksaide, ne plastikas? Oik tu pekla, netikiu. Oik, netikiu, kur gamintas? Made in China.
Manufacture. Ką? Negali būti. Taip nebūna. Taip nebūna. Už tokią kainą. Ei, metalas. Čia kas, plienas? Čia ne aliuminis, čia aliuminis. Korpusas aliuminė. Taip, valdymas, čia ko gero paleidimo kondensatorius yra variklio. Čia guma. Guminiai dempferiai. Nesupratau. Aušinimo angos yra. Va, matot tenai va. Aušinimas dar yra varikliui. Ir iš vienos, ir ten iš kitos pusės skylės. Ne, čia kažkas negerai. Pasistatom tiesiai. Išsipakuokim tą laidą, kad jisai man nesimaišytų. Dabar bus patogiau man prieiti prie jo. Ne, čia vis tiek kažkas negerai. Kažkas turi būti. Nejungiam į rozetę, bet pasukam diskus. Nu va, dabar Parksaidas, matėt? Akmens diskai neišcentruoti. Ir ko gero net nesubalansuoti. Blogai, padėtis bloga. Taip neturi būti. Keliamės į dešinę. Nu va čia tikiu, kad Parksaidas. Gerai, išjungiam šildytuvą, dabar kad neužtų, pasiklausysim truputį, įjungsim, pasižiūrėsim, kas čia bus. Dabar labai atsargiai, pirmas testas, geriau užsidėkit akinius, nes čia, kaip matom, nėra apsaugų dabar. Jeigu diskai skiltų ar sprogtų, pabandom, ko gero mes neleisim jam įsisukti iki pilnų apsukų. Pažiūrėkim, kokia vibracija. Čia vibracija didesnė negu čia. Ačiū, išjungiam. Triukšmas labai mažas, man patinka. Čia galima su juo dirbti ir naktį. Jo, diskai tabaluoja, tai reikės juos išcentruoti. Dabar pažiūrim instrukcijoje, kaip tai padaryti. Štai instrukcija. O! Netgi surinkimas yra, atsiprašau, labai mirga. Štai pažiūrim. O, matot, su raktu galima, vis tik tai galima su raktu keisti diskus patiems. Nereikia kažkokių tai
profesionalių ten serviso aptarnavimo centrų. Gerai. Vadinasi, instrukcija mums leidžia patiems keisti akmens diskus. Tai vadinasi, yra saugu tą padaryti. Čia mums reikės 19 rakto, bet pirmiausia reikia nusiimti dangčius. Dangtelė iš vienos ir iš kitos pusės atsisuka čia paprastu atsuktuvu kryželiu. Štai. Nusiimsim. Dar būtinai reikia patikrinti, ar variklio apsisukimų skaičius atitinka diskų apsisukimų skaičių. Visko gali būti. Sukaulikt. Gerai, nesumaišyt pusių. Čia kairė, čia dešinė. Taip, pirmiausia ir pasižiūrim, kaip čia susukta viskas. Taip, pagal variklio logiką sukasi rodyklė. Taip, sukasi diskas čia. Vadinasi, šitas diskas atsisuka prieš laikrodžio rodyklę, o tas diskas atsisuka pagal laikrodžio rodyklę. Tai čia turėtų būti skirtingi sriegiai. Ir 19 raktas, jeigu aš neklystu dabar. Taip, pasižiūrėti etiketę dar. Taip, pasižiūrim greičio etiketę. Va, matot? Žinot, kur žiūrėti? Va čia, va, diskai. Kokie turi dėtis diskai, va. Pavyzdžiui, taip. Žiūrim. Vat, apsisukimų skaičius rodo 2980, taip? Apsisukimų per minutę, taip? O dabar čia apskaičiuota kiek, pasižiūrim, va. Štai, čia rašo 4500, atitinka. Labai gerai, dar yra ir rezervo. O kitas diskas irgi 4500. Gerai. Diskai atitinka. Atsisukam abu, nusiemam, pasižiūrim. Taip, kiek čia rodo? Taip, 19. Štai, 19 ir bus. Tai va, tai imame talkutę, užkišam už disko. O, gal taip geriau. Op. Ir sukasi su visa šim. Ir sukasi anas diskas. Nieko. Tuomet ta pati procedūra ten. Ir sukam čia pagal laikrodžio rodyklę. Kairėje. Aišku, čia galioja tik šitam. Štai, atsisuko. Vat įdomiai kažkaip tai. Taip, kartoniniai, popieriniai. Čia kad minkščiau būtų, kad diskas netrūktų, ar ne? Na, mes vaikystėj, kai tokių nenaudodavom. Tiesiai ant metalo prisukė būdavo, net braška. Nei ten trūkdavo tie šmirgeliai, nei ten sprogdavo tas akmuo. Nudroždavom taip iki plonumo. Čia būdavo plonas. Sako, iš šono negalima, reiškia, šlifuoti daiktų. Nieko. Bet mes būdavo šlifuojam taip, kad lieka vos pusę centimetro tik plonumo disko. Nei ten trūkdavo jie, nei ten sprogdavo. Čia kažkoks tai dabar išmislas. Tai va, dabartiniai saugumo reikalavimai, tai ten perdėti truputį. Jo. Na. Gerai. Šitą diską į šoną
pasidėsim. Kiek čia jis yra? Grubumo. 36 čia. Grubumo. Taip, raidės buvo kurioj pusėje? Šitoj pusėje raidės. Čia kairės pusės. Pasidėsim. Taip, nusiimsim dešinės pusės iš karto. Čia jau prieš laikrodžio rodiklę turi atsisukti. Čia jau nebijokit, aš instrukciją visą perskaičiau. Išsistudijavau. O, gerai. Prisuktas irgi taip silpnokai, sakyčiau, gamykliškai. Kad čia su 2 pirštais atsukau. Taip, tas pats. Deklas. Nu, gal ir gerai, teisingai tokie. 80. Šitas grubumo. Šitas smulkus. Smulkus. O va. Čia, aišku, reikėtų gerai išsivalyti šitos kartonus prieš dedant. Va, matot, kas čia? O, va, nešvaru. Tai va, ant tų nešvarumų atsisėda paskui ir kreivai. Nu, va, matot, surenkant neišvalytą, nepažiūrėtą, reikia šepetuką. Va, pažiūrėkit, kiek pribirėjo. Čia reikia su šepetuku pasivalyti tokius dalykus. Taip. Čia visgi turi būti kruopštu. Va, yra šiukšlių. Nu, va, paimkit šepetuką, prasivalykit. Va, ašį prasivalykit, va, kaip rūksta. Čia vis tiek prisitrina to akmens, kad ir čia matyti jisai gamyklą ir testuotas buvo. Gerai. Taip, čia dešinė pusė nesumaišom. Dešinės pusės pasidedam. Nu, dabargi svarbiausia pasižiūrėti, kokį čia stovi tas variklis, ar ne? Nu, gražiausia. Nu, netikiu, ei. Ar jūs matot tą, ką ir aš matau? Variklis ne ant įvario. Variklis ant guolių. Nu, čia priblaškia Parksaidas. Už tokią kainą net variklis ant guolių stovi. Tik aš čia per stebuklas tada nesuprantu. Tai ir apsimokėjo už 29 eurus iš vis tokį aparatą gaminti. Dabar palaukit, man visai jau dabar nebesueina galai. Tik kas čia buvo, akcija? Ir čia guolis, nu. Aišku, gal ten ne didžiausios kokybės. Nu, bet tai vis tiek. Ir ten matosi, kas gamintojas guolių. OKT. Jau aš apsidžiaugiau, galvoju, SKF. Jo, ten kažkoks OKT. Na va, štai ryškiai matosi dabar OKT, taip. Gamintojas OKT, gal reikės pasigūglit, pasižiūrėti, kas čia per gamintojas. Ko gero, kiniškas bus gamintojas. Na ką, pradėsim surinkinėti po truputį. Dabar pasižiūrim, ar čia dangteliai. O, prisukti gerai. Galim pasitikrinti. Nu, maža ką paskui atsitabaluos nuo vibracijos. Tai gerai, apsivalėm čia truputį. Va, dėsim dešinį dabar diską. Taip, užrašais į išorę. Taip. Štai matot, čia tikriausiai yra ir palikta vieta.
disko centravimui. Toliau išsivalom padėkliukus šitos. Diską irgi prasivalykim. Dabar pasistengsiu tiksliai subalansuot, išcentruot, truputį pasileist, pasižiūrėti vibraciją ir taip, kol atrasiu aukso vidurį. O aukso vidurys ieškomas panašiai taip. Veržlė atsukama, variklio ašis prilaikoma, tada diskas truputį pasukamas, vėl priveržiam ir vėl pasukam. Ir va taip pasukam ir randam lygiausią vietą. Va, matot, kas daros. Blogai. Vėl atsisukam. Prilaikom ašį iš kitos pusės. Diską pasukam. Vėl prisiveržiam. Truputį su raktu. Hop. Ir vėl pažiūrim. Vėl kreivas. Saugumas visų svarbiausias, kad nepakiltumėm su visų šmirgeliu į orą. O matot, kas daros? Pabloginau padėtį. Tada darom taip. Sukeičiam poveržlės iš kito komplekto, iš kairės pusės. Pasiskolinam ir vėl uždedam. Ir tai be galo be krašto. O, matėt? Hei, padeda. Padeda. Dabar prisidėkit ką nors va prie pat, kad matytumėt, kiek diskas kreivas. O, matot, kiek siekia. Reiškia šitoj vietai. Stuktelim. Kažkur čia. Prisiveržiam. Pasižiūrim. Neblogai? Neblogai. Va taip ir žaidžiam. Nu, pasigrožėkit rezultatu. Matot? Va, prikišam kaladėlę. Palauk, nematot? Va, žiūrėkit. Tarpas koks, matot? Va. Lygus, lygus. O, štai tarpas. Į šalis diskas šiek tiek banguoja, nu, toks jau yra išlietas jisai. Bet svarbiausia mums štai, kad čia tarpas išlieka vienodas. Vadinasi, balansas ko gero pavyko. Dar kartą pasitikrinam, ar tvirtai priveržiam. Viskas gerai. Ir pabandom pasileisti. Nu va, štai.
Vibracija yra šiokia tokia, bet čia tikrai minimali. Taigi daugiau čia nieko mes neišrasim. Vis tiek kažkiek tai diskas yra išlietas kreivai. Lygiai tą pačią procedūrą kartojam su antra pusė. Taigi nieko neberodysiu, jau parodysiu kaip subalansuota. Štai, rankos juodos. Pavyko susibalansuoti ir antrą pusę. Na, gal matosi. Ten šiek tiek kairysis diskas, ten tikrai blogai, jisai yra išlietas. Nu, diskai irgi yra Parkside, tai nėra ko čia ir stebėtis. Nu, pasijungim, pasižiūrėsim, kokią vibraciją. Praktiškai jokios. Žiūrėkit, jis nepritvirtintas ir po stalą net nevažinėja. Tai štai, diskai išcentruoti, subalansuoti. Na ką, dabar reikia užsidėti mums dangtelius atgal ir pasidaryti čia atramas bei apsaugas nuo kibirkšties. Ai, kaip lygiai sukasi, net gražu žiūrėti. Bet ne apie tai. Va, pažiūrėsim, kas šituose maišeliuose. Vienas ir kitas maišelis. Čia jau, kaip spėju, reikia nusiplauti rankas, nes čia bus polikarbonatas, kurio ištepti ir subraižyti negalima. Tada jau nebematysim, ką mes šlifuojam. O kaip juos uždėti? Nu nieko, perskaitau dar instrukciją ir tada pasižiūrėsim, kaip užsidės. Tai va, šitie varžtai ilgieji, jie skirti priveržti mūsų šmirgelį prie stalo. Čia aš ko gero naudosiu medvaržčius, nes šis stalas medinis, bet kažkokiem smulkiem darbeliam tai jisai tikrai neslysta, laikosi labai tvirtai ant stalo. Ir jeigu mes vibracijų neturėsim, tai jį galima praktiškai ir nešiotis visur. Tai aišku, jau žoliapjovės peilio jokių būdų negalima taip galast, jau būtinai turit prisisukt prie stalo. Nes tai yra didelis peilis, jau kaip pagaus ašmenį kur nors kaip sviestai, ojojoj. Baisu net pagalvoti. Tai va tam varžtai šitie ir skirti. Prisiverčkit prie stalo. Gerai, o mes tada atramas prisitvirtinam. Taip, dabar va šitas varžtelis turi tokį kvadratinį fiksatorių. Jį dedam šitaip, jis ten užsifiksuoja ir iš karto atramėlę. Kaip parodyti instrukcijoje, atrama dedas va šitaip. Taip, tada poveržlė, vadinama kontra poveržlė. Taip, kontrašaibą mes vadindavom. Ir čia ką, va taip ir užsisuka tada. O. Ar ne? Taip. Ir kitoj pusėje tą patį padarom. Čia labai paprasta. Vėl tą patį varžtelį. Vėl dedam čia. O.
Čia kaip 2x2. Taip. 2x2 žinot kiek? 8. Taip, pasitikrinam va tarpą visą laiką. Čia reikia matuotis visą laiką. Jeigu lieka daugiau nei 2 mm, negerai. Jau turi būti mažiau nei 2 mm. Kitoj pusėje tas pats. Na ir toliau liko mūsų stikliukai. Neduok dieve, čia mes nesubraižytumėm jų. O, čia žiūrėkit, viskas ir paruošta jau. Ai. Matot, įrėžtas. Ten paskui jums reikalingas 8 mm raktelis. O tenais, tai jau veržlė. O, super. Tik tai dabar va čia, žiūrėkit visą laiką nuo disko apačioj, čia turi būti 2 mm būtinai. Aišku, čia ir instrukcijoje ir parašyta, ir jūs žiūrėkit. Jeigu dirbat, tai va, dar papildomai pasistatykit apšvietimą. Va, aš ką padariau, tai irgi darbui su tuo, va, štai dar tokia ledinė papildoma lempa. Va, tiesiai, va, matot, iškart kitas reikalas, ne? Tai va, būtinai apšvietimo reikia. Bet tada sakysit, kad šaltųjų ugnelių nesimato, kai geras apšvietimas, ne? Oi, gražu. Tos kibirkštis, kai lekia, o kvepia. Su nieko nepalyginsi. Tik ir laukdavai, kad tėtė šmirgeliuos ką nors. Oik, tu peklan, kaip gražu. O. Nu ir ko jūs matot per šitų nesąmonį? Aš tai nieko nematau. Čia tabaluoja šitie, taigi taip jau prisukau ir vis tiek tabaluoja. Pats tu tabaluoji, sakys ta. Ko čia su 8, ne? Nu, tvirtaigi prisiveržė, nu tai ko aš čia? Ko aš čia pergyvenu? Nu, gerai, pasižiūrim, kas čia. Maistinę plėvelę užvynioti. Subraižytas biški. Ai. Biški perbrėžtas va šitoje vietoj. Nu. Akų daryti. O kam lengva dabar gyvinti, a? Teks taikytis ir su tuo. Svarbu va taip, va juos pakelinėti, nečiupinėti. Nu tai va, žiūrovai, toks mūsų va Parksaidas ir gavosi. Tai ką, dabar lieka išbandyti, ne? Išbandom? Išbandom, važiuojam. Nu pradžiai pabandysim atsuktuvų pasgalasti. Čia toks vat ačypa. Prisistumkim gal prie sienos, bus paprasčiau. Va, šitaip. Nu, važiuojam. Tai visada, kai išbandot va tokius va prietaisus panašius, tai leiskit minutę pasisukt. Nu, maža ką. Jisai diskas sprogtų ar dar kažkas. Tai va, tai aš jau įsitestavęs tą minutę, tai
Ne čia kas už galvos, nu pasižiūrim su grubesniu dabar. O, labai gerai. Su smulkesniu. Pradžiai reikia kokį tai čia plieno gabalą nusiimt truputį akmens, kad lygiai nusiimtų. Nu, čia. Nu, šitaip daryti tai negalima, kaip aš darau. Nu, kaip dabar, pavyzdžiui, va šitą va. Nu, tai tik tai šonu, nu. O, matėt. Nu, iš pirmo karto pavyko. Nu, neidealiai, aišku. Nu, dar reikia įgūdžių, reikia. Bet ne apie tai. Tegu sukasi. Avytas jot jau ploja rankom. Bajeris. Žiūrėkit. Suprantat, ką aš turiu omeny? Ir jau išieškojau visur va visokių gelažų. Va. Matot? A jau suprantat, kas čia bus? Šita geležėlė ir teptukėlis. A jeigu nesupratot, pasižiūrėkit vieną iš paskutinių Vytas J video. Ir viską suprasit. Ir dar siūlo reiks. Siūlo. Taigi Vytui ačiū. Ačiū tau, Vytai. Super, žinok, labai gera idėja. Nu, niekad nebūčiau pagalvojęs, kad taip galima padaryti. Dėkui. Nu ką, o su žiūrovais susitiksim kitame video. Taip, štai. Apžvalga pristatyta. Da pažiūrėsim, kaip eigoj šitas Parksaidas ir kiek metų jisai tarnaus. Gal viskas su juo ir gerai. Tai kągi, aš jau su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki malonių susitikimų ir iki kitų naujų projektų. Iki.